Labą dieną, mėlyjei, tikiuosi gyvenat gyvenimą ir jo mėgaujatės. Šiandien truputį kitokia tema. Grįžtam prie geopolitikos, grįžtam prie piktų, kietų dalykų, taip sakant, ne metafizinių, ar ne? Pakalbėsim apie santykius tarp Junktinių Amerikos valstijų ir Europos. Atmetus geopolitiką platesnėme kontekste, kad mes suprastumėm, kur mes einam, nes pas mus yra šeimos ginčas vyksta. O šeimos ginčiai dažnai būna piktesni negu su kaimynai, žinot, šeimos viduje. Tai, kad mes suprastumėm, apie ką mes esam ir kur mes esam. Kur yra mūsų skirtumai ir kur yra mūsų nesutarimai. Iš pradžių apie interesus. Pakalbėkim trumpai apie interesus. Interesai be abejo irgi skiria ir tas labai jaučiasi retorikoje. Mes po Antro pasaulinio karo buvo sukurtas pasaulis ir po Sueco kanalo mes turime Pax Americana. Sueco kanalas buvo ta krizė, kuri iš esmės pagimdo ES imperiją, nes ES imperijos supranta, kad kolonialinis laikotarpis baigėsi. Tenais Jungtinės Amerikos valstijos stoja į Sovietų Sąjungos pusę ir sako, žiūrėkit, palikit Sueco kanalą ramybei, ne jūsų lyga čia šitos dalykus spręsti. Ir grįžusi Britanija, grįžusi Prancūzija, kitos imperijos pradeda suprasti, kad jie gyvena Pax Americana pasaulyje ir jiem reikia taikytis prie naujų taisyklių. Taip vyksta ES integracija, taip gimsta ES. Nes ES iš esmės pradžioje sudaro tos galios, kurios anksčiau turėjo didelės kolonijos. Dabar jom reikia ieškoti kolonijų viduje ir tarpusavyje, ten, kur jos resursais gali keistis, tai ką anksčiau jie gaudavo kolonijose, ar ne? Rinkos ir kitus dalykus. Taigi ES gimsta Pax Americana šešėlyje, pavadinkime taip. Ir šito žaidimo taisyklės galiojo ir jos tiko, kai ES buvo sukurta tam, kad jinai naudotųsi ir būtų prekybos įrankis. Šalių viduje jie diskutuoja dėl agurkų formos, o tarptautinėje prekyboje jie prekiauja ir būna saugu, būna vienoje pusėje su Jungtinėmis Amerikos valstijomis prieš Sovietų Sąjungas ir kitas galias, būna jų sąjungininkas. Griūva Sovietų Sąjunga, baigėsi šaltasis karas, Jungtinės Amerikos valstijos dar iš inercijos žaidžia tą žaidimą, bet ta logika keičiasi, interesai pradeda keistis. Europoje vyksta integracijos keliu, atsiranda euras, atsiranda kita logika pas europiečius. Ir europiečiai įsivaizduoja, kad daugmaž tai nesikeis. Jungtinių Amerikos valstijų elitas iš eigos dar jisai juda, jis dar su Epšteinu švenčia, bet prasideda tam tikri pasikeitimai, kurie irgi yra globaliniai. Ir Jungtinės Amerikos valstijos ką mato? Ta pasaulio tvarka, kurinai buvo sukurta po Antro pasaulinio karo, Bretton Woodso susitarimas, jisai po šaltojo karo pradeda auginti jų konkurentus. Kol tai buvo susitarimas, kuris augino ir padėjo sąjungininkams, viskas buvo gerai. Dabar jie mato ES irgi kaip konkurentą, jie mato Kinijos augimą, kuri ne ta Kinija, kuri buvo 79 metais. Jie mato, kad Kinija yra visai, tai jau yra konkurentas. Ir tai yra sudėtingesnis konkurentas negu Sovietų Sąjunga, nes Sovietų Sąjunga nepriklausė Bretton Woodso pasauliui, nepriklausė tarptautiniai prekybai vakarų sistemos. Kinija yra integravusis ir pirkdama ir parduodama jiem prekes ir gamindama reikiamas prekes, kur stovi fabrikai vakarų civilizacijos fabrikams, gamykloms, parduotuvėms ir visur. Jinai labai integruota, skirtingai negu Sovietų Sąjunga. Ir tai yra grėsmė. Tada jisai mato, kad atsigauna Sovietų Sąjunga, atsigauna Rusijos imperija skirtingų pavadinimų, ar ne? Atsiranda kitos imperijos, kurios konkuruoja galios, kurios konkuruoja su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ir Jungtinės Amerikos valstijos savo sako, palaukit. Tai mes apmokam šitą vakarėlį ir prisikviečiam čia visų konkurentų pas save, negaudami tų didžiųjų laimėjimų, kuriuos mes galime gauti. Mums laimėjimas iš esmės yra doleris, nes tai yra tai, kaip dabar Jungtinės Amerikos valstijos funkcionuoja. Jos funkcionuoja dolerio pagalba. Jų galia yra doleris. Ir dėl to laiko klausimas, kai Kinija su Rusija BRICS formate, ES irgi ieškos
būdų dolerį pakeisti savo viena ar kita valiuta, savo ar kitų instrumentų. Tai dabar daro Kinija iš esmės ir kitos galios BRICS-o supirkinėdami auksą. Auksas tai ne tik tai saugi prievėja konflikto atveju, tai ir tam tikra žinutė rinkoms. Mes ateiname prie aukso, mes atsisakome dolerio. Tai irgi labai svarbi žinoti tarptautiniam rinkom, kalbant apie dolerį. Nors dolerio pigimas Jungtinių Amerikos valstijom būtų naudingas, jeigu juos eksportuoti, nes tada jisai tampa pigesnis. Bet dolerio čia dar užtruks atsisakyti dolerio, nes doleris yra visų pirma yra taupimo priemonė ir investavimo į Amerikos vertybinius popierius, ar ne, ir į skolą Jungtinių Amerikos valstijų. Tai yra patikimiausia, saugiausia priemonė centriniam bankam ir didiesiam žaidėjam. Tai yra viena dedamoji. Jungtinės Amerikos valstijos savo interesuose mato, kad ta pasaulio tvarka, kurie buvo sukurta, jinai augina į savo konkurentus, nuo Europos iki Kinijos. Antras dalykas yra sąmonės, pavadinkime taip, kuris yra nemažiau svarbus, jau toks šeimos konfliktas vidinis. Tai labai jaučiasi retorikui, kai kalba ir matosi europiečiai mąsto vienaip, Jungtinių Amerikos valstijų politikai, kurie kalba, jie kalba visiškai kitaip. Ir kame čia yra skirtumas? Skirtumas, kad, žiūrėkite, valstybių mąstymą formuoja pirmoji karta, kuriantis valstybei. Kokie yra iššūkiai, globaliniai judėjimai pirmoji kartoj, visuomeniai susiformuoja stereotipas. Mimetika tai vadinama. Kodėl jūs norite tų pačių dalykų negu ir jūsų kaimynas. Tai yra mimetinis instrumentas. Mes norim ne to, ko galbūt mums reikia, mes norim to, ką turi kiti. Ir mimetika valstybių atveju jos formuoja tokį patį mąstymą, kokį turi visuomenė. Ir vaikai perima tuos pačias baimės, tuos pačius fetišus, tuos pačius dalykus, nes geografija nesikeičia. O geopolitika ir šalies istorija formuoja geografiją, ar ne? Geografija nesikeičia, tu turi tos pačius žaidėjus, keičiasi tik technologijos ir tas intensyvumas civilizacinis. Ir mes turime situaciją, kai Jungtinės Amerikos valstijų kūrimasis buvo apie ką? Tai buvo apie neapriepiamus laukinius vakarus. Jok, daryk ką nori, jie yra neapriepiami. Taip gimsta American Dream, Amerikos svajonė. Jeigu aš atsisėsiu, josiu, ten yra teritorijos, kurios neapiamos, aš rasiu laimę, aš rasiu savo, tai kaip save realizuoti, rasiu turtus ir visa kita. Neapriepiamos galimybės. Ta teritorija kaip neapriepiamos galimybės civilizacinės. Ir taip suformuoja Jungtinių Amerikos valstijų logika. Taip yra grėsmės, kažkokie indėnai, ten bizonai, koks skirtumas. Logika, kad tas grėsmės galima nugalėti ir sukurti savo svajonę, taip kaip tu įsivaizduoji. Neapriepiamos galimybės, kurių neriboja niekas, riboja tik tai Dievas. Europiečiai truputį kita logika. Paimkim, pavyzdžiui, Lietuvos pavyzdį. Lietuvos pavyzdys. Čia yra labai geras klausimas, tiesą pasakius, filosofinis pradžioje, kur prasideda Lietuva. Ar tai yra LDK? Man tai yra labai daug LDK, nes lietuviai turi savyje tokį imperinį geną. Tai apie ką kalbėjo Beresnevičius. Tas tikrai yra. Lietuviai, pavyzdžiui, palyginkit su kokiais Latviais, Estais. Jiem užsienio politika yra toli palyginus su mumis. Mums tai yra gyvenimas. Ukraina, Kinija, Jungtinės Amerikos valstijos, jie į tai žiūri ramiau. Ir mes galvojam, kodėl jie tokie. Mes turime imperinį geną, mums svarbu, mūsų geografija riboja mūsų, tai kas vadinasi, psichė, ta prasme tokia tautos sąmonė. Jinai yra daug platesnė negu mūsų sienos. Ar ne? Tas labai pas lietuvius jaučiasi. Aš sakau, kai manęs paklausė taivaniečiai sako, matai, mes čia išanalizavom viską, kai jie čia ateidinėjo, mes susipažinom ir jie manęs klausė, sakė, kas jūs esat per šalis, kuri gali sugalvoti anekdotą, kaip du žemaičiai joja ir vienas žemaitaitis kitam, vienas žemaitis kitam sako,
Ar tu žinai, kad, nes jie kariauti su Kinija joja. Ir vienas žemaitis sako, žinai, ar tu žinai, kad kinų yra 1,4 milijardo. Ir kitas jam sako, o kur mes juos visus laidosim? Kokia šalis gali sugalvoti tokį anekdotą? Nes tai yra labai daug simbolių, labai daug dalykų šitam anekdote paslėpta, ar ne? Taip, kaip mes mastom. Tai va, tai yra viena dedamoji. Antra dedamoji yra tarpukaris. Ir kai mes formuojamės. Ir abiejose tose dedamosiose labai sunku pasakyti, kur yra Lietuvos, mūsų dabartinės Lietuvos formavimasis tos psichės. Filosofijai taip sako, tokia yra savoka. Ir žinot, aš manau, kad mes iš abiejų atnešim. Pažiūrėkit, kaip mes sunkiai ir blogai žiūrime Liublino uniją. Kaip mum unija su Lenkais muša saugiklius. Kaip mum Jogaila ir kaip Vytautas didysis yra herojus, taip Jogaila mum yra neaiškus, atstumiantis ir tolimas bičas. Mes save projektuojam, kad mes ne Lenkai. Niekada apie tai nepagalvojat. Net ne rusai. Ukrainiečiai aiškiai save projektuoja, kad mes ne rusai. Mum apie ne Lenkiją yra tas, mūsų vidinis. Ir tai ateina iš to mūsų nesutarimo, kuris buvo Žečpospolitos laikais, kai mes jautėmės truputį, ne tie, kurie dominuoja, švelniai tariant, ir po to tarpukaryje, kur atsitiko tai, kas atsitiko su Vilnium ir visais kitais dalykais. Ir tas mumise užprogramuoja tam tikrą istorinius leitmotyvus, kuriuos ir dabar labai sunku pramušti. Ir dabar mes draugavom su Lenkais ir mums tai yra visi nacionalinio intereso klausimai, nes per ten viskas eitų, ir saugumas, ir energetika, ir kiti dalykai. Bet dienos pabaigoje kažkoks iki galo, aš tą labai jaučiu, negalėjimas visiškai, būti nuoširdžiai iki galo saviems. Tarp lietuvių ir Lenkų tas yra. Kažkas taip yra. Tai va. Ir tai formuojasi visos tautos. Ir Europos atveju, kas yra Europa? Europos atveju, Europoje yra nuolatiniai karai tarpusavyje. Ir šiandien gimsta logika, dėl to, kad jeigu vienas iškyla, tai kiti tada iš karto turi balansuoti ir nusadinti jį. Ar ne? Vestfalijoje atsiranda suvereniteto savoka. Valstybė kaip suverenas ir karalius kaip suverenas šiuo. Bet kokiu atveju, jūs ten labai neįsišokit. Ir tas labai jaučiasi Europoje. Ir Europa savo logika yra fortas. Gynimas žemės. Jungtinės Amerikos valstijos galimybės neapriepiamos ir, čia nesigavo, bus kitur. Mes niekur, už mūsų tik tai mirtis. Mum žemė yra fortas, valstybė yra fortas, Europa yra fortas. Aplink yra grėsmės, mes turim jas užkardyti. Vienaip ar kitaip. Nesaugumo jausmas. Kaip Jungtinės Amerikos valstijose galimybių jausmas, pas mus nesaugumas tam tikras ir projekcija baimė į aplinką. Ir tas labai jaučiasi santykiuose. Pavyzdžiui, paėmė Grenlandijos klausimą. Jungtinės Amerikos valstijos, mums reikia Grenlandijos, tai čia naujos galimybės, naujos teritorijos, važiuojam. Ar ne? Tas visiškai laukinių vakarų motyvas, visiškai laukinių vakarų logika, kurią simbolizuoja Trumpas šiuo atveju. Europa, jai tai yra sakralios teritorijos paėmimas. Ir jinai jai muša saugiklius logiškai, nes palaukit, ką jūs čia darot, ką tu čia darai. Ar ne? Iš šito ateina grėsmė. Trečias aspektas jau apie Trumpo administraciją. Ir šitų dalykų neatskirsi per vieną administraciją. Čia yra platesnis kontekstas. Trečias dalykas, kurį reikia užfiksuoti tarp Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų, yra tai, kas vyksta, kaip jie masto. Aš esu įsitikinęs, kad jie vis dar tiki, kad jie gali iš to, kaip komunikuoja kai kurie žmonės, kad jie vis dar gali suskaldyti Rusijos ir Kinijos santykius. Jie supranta, kad tai yra struktūriškai tai nesutariančios imperijos.
Ir be jokios abejonės, Rusija ir Kinija yra labai nepasitikinčios viena kita imperijos, jie, patikėkit manim, jie niekada nesueina iki galo, ar ne? Bet šiuo atveju jie turi žymiai didesnį ne konkurentą, o priešą vakarų civilizacijos logikoje, ar ne? Asmenyje. Ir jie kariaus su vakarų civilizacija, kol jie mūsų nenugalės. Arba nekris jie. Kažkas kris, bet tai nebus būsena sugyvenimo ir tiesiog judėjimo į šviesų rytoj. Tai yra neįmanoma. Bet Trumpo administracija tuo tiki ir jie tiki, kad jie gali nustumti Rusiją nuo Kinijos. Ir Rusija, aš nesėdžiu prie stalo, bet labai nesunkiai jaučiasi, kokie yra jų žinutė. Jie nuo pat pradžių, kai Trumpas laimėjo ir prasidėjo dėrybos, tose pačiose Abu Dabyje, pirmieji buvo susitikimai, Putinas nusiunčia ten verslininkus. Verslininkus, kurie iš komercinio sektoriaus, pavadinkim taip. Su kokia žinute? Kiek jūs praradot dėl sankcijų, milijardų šimtų, ir kokios yra galimybės jūsų verslui Rusijoje neapriepiamos. 100 milijardų, trilijonai, įrašykit skaičių. Viską darom, čia pažiūrėkim, mes gal čia ir su ta Kinija, tu siunti signalą be abejo, žinodamas, kad tai nedarysi, bet jeigu tavo dėrybų partneris yra naivus, tai reikia jį, kaip pasakyti, iki galo nurengti, ar ne, kortomis. Ir tai ir vyksta. Ir Jungtinės Amerikos valstijos yra įstikinusios, kad jie turi galimybę ir jom reikia atstumti Rusiją nuo Kinijos. Ir toje logikoje tu galvoji, kame yra pagrindinė priežastis nesutarimų. Kur yra nesutarimai, kuriuos išsprendus Rusiją galima būtų atstuminėti čionais nuo Kinijos. Ir tu supranti du dalykus, du faktorius. Rusija tau tai artikuliuos ir tau pačiam nesunku suprasti. Tai yra Europa, šiuo atveju Europos Sąjungos asmenyje, ir tai yra NATO. Jeigu nėra tų dviejų faktorių, žiūrėkit, jie gali sėstis ir kalbėti, ar ne? Jeigu Europa ne faktorius, jeigu nėra NATO, tu gali sėstis ir susitarti ir pabandyti Rusiją atvilioti nuo Kinijos. Nes Rusijos tada nėra kas stumia link Kinijos, tada jai Kinija tampa, konkurentų ir grėsmė, kurią reikia balansuoti santykiai su vakarais. Tokia logika. Iš čia atsirandanti. Ir tai yra problema. Tai yra problema mum, nes pas juos yra žmonių, kurie taip masto. Ir aš manau, tas mąstymas vis stiprės savyigoj. Nežinau, kaip bus po Trumpo, bet jisai vis stiprės savyigoj, tokia realpolitik. Ir čia yra problema. Tu Europos Sąjungą matai kaip konkurentą ir kaip, įrankį, kuris trukdo tau santykiuose su Rusijos imperija, kuri yra visos komercijos galimybės ir kurią gavus santykiai prieš Kiniją, tu laimėtum labai daug. Taigi, dvi skirtingos civilizacijos, du skirtingi mąstymai. Šventa žemė ir tarptautiniai santykiai kaip sutartis. Jungtinė Amerikos valstijom tarptautiniai santykiai yra sutartis. Sutartis, kuri įsigalioja, pabūna ir gali baigtis. Tai yra kontraktas. Tarptautiniai santykiai kaip kontraktas. Ir tas kontraktas Jungtinė Amerikos valstijom baigėsi. Tas kontraktas, kurį jinai turėjo po Antrojo pasaulinio karo. Labai logiškai. Šitą mes turime labai aiškiai suprasti. Mes gyvenam kitam pasaulyje. Mes suprantam, kad Rusija yra Rusijos imperijos tęsinys. Bet Jungtinės Amerikos valstijos į tai žiūri kitaip. Jie žiūri per balansavimą. Jie bet kokiu atveju nenori, kad nei viena galia sustiprėtų iki galo, ar ne? Ir kai mes turime įsivaizdavimą, Jungtinės Amerikos valstijos jų galėjo nulaužti Sovietų sąjungą ir Rusiją suskaldyti, kai jinai buvo labai labai silpna. Jungtinės Amerikos valstijos lygiai taip pat to buvo nesuinteresuotas, nes jinai tuo metu skaičiavo, kad tai sustiprintų labai Europą ir ypač Vokietiją. Suskaldyta Rusija stiprina Vokietiją. Jungtinių Amerikos valstijų Europos kontekste yra vienas interesas. Rusijos geografija, Rusijos ištekliai, kad nesusijungtų su Vokietijos kapitalu ir technologijomis. Ir čia buvo vienas iš motyvų, kodėl Sovietų sąjunga subirėjo tik taip, o ne Rusijos vidumoje irgi, nes tai buvo galimybės, tam irgi buvo.
žymiai didesnis negu bent jau buvo galimybės, bet jomis nebuvo pasinaudota ir nebuvo tai judami tuo linkme iki galo. Buvo kažkiek Čečėnijos kitų. Tai va, mūsų skirtumai, kuriuos jeigu mes norime judėti prieki vakarų civilizacijos kontekste, tai, ką mums reikėjo surasti vieną bendrą vardiklį, suprasti pasaulį. Ar pasaulis yra neapriepiamos galimybės, ar pasaulis yra neapriepiamos grėsmės ir mums reikia statyti fortus. Klausimas, su kuriuo paliko jum. Čia, žinot, kaip klausimas, ar žmogus iš principo yra geras, ar iš principo blogas. Visada buvau įstikinęs, kad iš principo geras. Bet, mokantis istoriją, klausimų kyla įvairių. Ačiū jums, iki artimiausių metų susitiksim.